Nu kaip Dovilė miegoji Pataluose, Dubrovniko senamiesty. Ai taip. Atvirai. Nu, keistai, kaip palova pasirodė pradžiai labai minkšta, patogi ir visa kita. Bet jau kai ėjom miegoti, tai tarsi nesupratau, kas čia per tą patalynę, nes yra pledas, tada šiltesnis pledas ir paklota dar. Tai mes kažkaip susisukom ir tada gavos matė, kad kažkaip viens į vieną susisuko, kits į kitą susisuko, nepasidalinom tais pledais. Nu ir kažkokia nesąmonė gavos, bet realiai gavos nesąmonė tik dėl tų pledų. Taip tai viskas okei. Jo, slova taip patogia. Bet tai ką, dabar ruošiamės ir varysim jau į Kroatijos. Ne, varysim į kitą miestą. Šiandien kirsime, dabar keliu dar video į YouTube, būtinai pasižiūrėkite, būtinai subscribe, like ir palikit komentarą. Ir šiandien varome į kitą pajūrio miestą, gal Splitą pasieksim, bet kame bairis, kad kirsime Bosnijos ir Hercegovinos dar sieną, nes pajūriu važiuojant ten toks mini tarpelis yra Bosnijos ir Hercegovino. Vykstam, žodžiu, keliu video ir einu. Čia mūsų garbiai, kad mes paliekam šitą miestą. Laiptukų milijonas. Iki mašinos kažkur 15 minučių kelio. Bet nieko. Neįsim. Mašinai papusryčiausim. Ir važiuosim toliau. Tai visą senamiestį kerta tokią sieną. Ir kad iš šitą sieną pakilti, vienam žmogui kainuoja kem eurų. Tai mes šiaip pagailėjom 8 eurų, kad šitą sieną tiesiog pasivaikščioti aplink visą senamiestį. Kitą kartą. Tolumoje matomas kruizinis laivas atplaukiantis į Dubrovniką. Aš manau, kad čia ne vienas tas kruizinis atplaukia. Nežinau, ar būčiau šiaip sugalvojęs važiuojant į Kroatiją atvaryti šitą Dubrovnik miestą. Bet su Eurotripas, su mašiniuku, visai nesiseka. Ką buvom mašiniuką palikę tokioj mokamo aikšteliai, atokiau, tai teko praseit kokių 20 minučių su tašėm, bet kem eurų kainavo. Keliam video į YouTube iš praeitų dienų. Serpantinais į Kotarą. Būtinai paspauskit like, pakomentuokit. Gal kažkokių pastebėjimų turėsit ar dar kažko. Tai tikrai būtų labai smagu išgirsti. Pusryčiams bus sumuštinukai su lašiša ir mėsytė ir agurkėlių. Ir va taip skaniai pavalgysim ir toliau keliausim. Ston ir Maliston. Vos išvykus iš Dubrovniko, sustokite Ston ir Maliston miesteliuose. Čia rasite seniausią druskos gamyklą Europoje ir galėsite paragauti garsiausių Kroatijos austrių. Austrių tai tikrai noriu, tai čia tikrai bandom važiuoti. Tai kiek pasižiūrėjau, valandą kelio. Gerai, Doviliuk, davai paskaityk, kas toliau mūsų laukia. Makarska. Kaip? Makarska. Čia rasite palmėmis įspūdingą promenantą, baltų akmenukų paplūdimius ir žavingą senamiestį. Omiš. Buvęs piratų miestas įsikūręs prie Cetinos upės žiočių. Galite aplankyti senovinės tvirtovės, leistis į upės žygius ar išbandyti zipline nuotykius. Žiūriu ant kelio, ne Austrija. Va tokia, va. Gyvatė bus. Gerai išsitaškina. Tai suplausi rankas. Eikti savo. Pasirodo, yra čia kažkokių gyvačių. Ištaškė į galvą kažkas tai normaliai. Parsivežam Lietuvą, džiovinsim. Nu žodžiu, mes tai į šitą kaimą sustojam vien tik dėl austrių. Tai varom ragauti austrių. Nu tai sutrinta su mašina. Prisiparkavom čia tokia aikšteliai, neveikia parkavimo automatas, tai leido mums
iki 2 valandas pabūti taip tiesiog. O čia eisim paragauti Austrių, ko ir atvažiavom šitą Austrių miestelį. Malston vadinasi. Tai jau matau, žmonės ragauja. Cool? Okay. Einam dar ten pasižiūrėti. Hello. Ne. Tai ką, ragausim Austrytės? Va čia tai Austrytės, va čia tai... Čia tai va. Tai žodžiu, šitos didelės kainuoja po 4 eurus, šitas po 3. Tai aš manau, kad čia mes biškį apšukoju. Čia įdėjau kažkokios mažytės labai. Ne, normaliai atrodo. Normaliai. Šaunam citriškės. Normaliai tai daryti viskas. Citrinukės. Aš tau pavariau irgi. Blema, kaip dievinu Austrės. Kam tie trapučiai? Sėsim mašiną. Nu, čin. O ką, vis gerai. Dar meilė. Didelė? Sprogsta smegenis, kaip skanu. Toks ir planas ir buvo sustoti čia, paragauti Austrių ir važiuoti toliau. Hello. How much? This 3 sides. Va čia tas Austrytės. That's a student. Ai, tai mes ir ten valgiam. Ok. Cool. Nem. Malostonskis залив. Iš vienos Kroatijos pusės į kitą Kroatijos pusę. Nes jeigu važiuotume ne tiltu, turėtume kirsti Bosnijos ir Hercegovinos sieną. Bet va, kroatai šovė savo tiltą ir nereikia kirsti sienos Bosnijos ir Hercegovinos. Nes ta pusė va ten priklauso kažkiek labai mažai Bosnijai ir Hercegovinai. Mes galvojam, kad kirsim, bet pasirodo nekirtam Bosniją. Nu tai ir nevažiuosim šį kartą į Bosniją. Ne, Dovilė? Važiuojam. Ir... Hello. Hello, welcome. Oh, nam. Orange peel, almond with sugar, fig cake. Nice. Yes, it. That's a fig cake. Give to if you have a woman or somebody, you can say close. Okay. Yes. It's mixed, yes? Yes, mix. Right. One. No. Okay. One This is mixed. second. Yes. Labai skanu. Aha. So this is, look, this is almond with sugar. This one. It's 5 euro. 5 euro. It's also the orange peel. This is 10 euro mix. No, But it's bigger. it's... 5 euro. Yes. This is this. This is this. Yes. 5 euro. It's also dry fig. This one. And if you want to if you want to try jam, honey, olive oil, and Ivar, there's there, and juices. Okay. Mix irgi 5 euro. 10 euro. 10, 5. Right. This is bigger. Alright, okay. It's... 5. Okay. 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 That's 10 euro. Okay. Nice. Thank you. Alright, one. No. Nupirkau tau. Dalykėlių, blema, kokias skanas gardas. Ką čia nusipirkai? Ragaujam? Aš tai nenoriu. Ką čia? Čia mandarinai, man atrodo, kažkoks cukruoti. Nesupratau normaliai. Stovim prie tokios parduotuvės Kaufland. Tokie kalnai, tai aplankysime dar šitą miestelį. Bet prieš tai norim papietauti. Tai Kroatijai griežtai su kempinimu. Tai mes taip pat gražiai atsargiai savo
Kepamės iešmelis, Dovilė miksuoja salotas, mano mėgstamas. Sene. Tai va čia praleisim popietę. Patyrinėsim šitą miestą. Ką mes varom įsipildyti vandens į parduotuvę. Dušą įsipildyti. Nu ką, aš einu čia. Daug man tos gal. Čia kraniuks yra pačioj. Gerai. Čia kraniuks įsipildysim. Dabar esame prie Makarska ir pamatysime čia palmės, daug palmių, gražią architektūrą. Ką dar? Nu ir senamiestis dar gražus, eisim pažiūrėti. Tai vat pasigrožime Makarsku ir judėsime toliau. Tai va dabar esame Makarsko pagrindinėje aikštėje, kur yra tokia nuostabi bažnytėlė. Ir tai yra nuostabus viščiukai, čiaupukai. Įsiprausti rankas. Nu pala, Dovilė, sustok čia. Dabar praeisite raudonų kilimų, ponė mano. Ir taigi, panelė, Dovilė keliauja raudonų kilimų. Taigi vaikai Makarske žvejoja. Lauša, nećete rak definitivno ništa, eto ti ga na, a? Fuck! Vos nenukritau. Nu, atrodo, gal ir yra čia žuvytės. Va, Makarske tokie prabangus laivai stovi, vaikai žvejoja, porelės įsiminėja, su valtelė plaukioja. Nu, gražu pasaka. O mes tai varom patyrinėt. Labai fainiai atrodo, kad taip architektūra, miestas ir iš jo toks kalnų stulpas, kas labai prideda tokio žavesio. Tada palmės auga, kas irgi prideda tokio žavesio. Žvejoja ant tokio didelio gabalo. Žiūrėkit, daug žuvų. Jo, matau. Ir tiesiog taip pat numetė. Ir skandina į dugną. Ir tikėsis, kad kokią nors didelę užkibs. Jo, tai eisim dabar tokiu kyšuliu. Čia apeisim aplinkui, taip ir išeisim prie tokio švyturio. Va, dušiukai yra. Mes namie irgi auginame agavą. Čia yra agava toks. Ir jinai numiršta, kai išskleidžia savo žiedą. Tai užaugina tokį didelį stiebą, pražysta ir numiršta, pasėsdama sėklas. Tai va, tai šitą agavą jau nori leisti sėklą. Čia tokia bažnytėlė, koplytėlė, bažnytėlė, susipažinkime. Einam pažiūrėti iš priekio, kaip atrodytų bažnytėlė, bažnytėlė. Čia va, gali telefoną pasikrauti, jeigu nori. Tai taip pat bažnytėlė atrodo iš priekio. Ir čia vat, kalneliai. Kalneliai, tokie gražūs. Tolumoje muzika. Spomenik Svitomi Petru. Čia gal pažvėjot būtų varka.
Bet ateini tenai. Ir mėtai. Papuolėm į reivą. Vietinį. Einam pažiūrėt? Einam pro ten. Nu ką, dabar esame tokiam Omšis miestelį. Jis buvęs piratų miestas. Turi vat upę, kuri įteka į jūrą. Miestelis. Kurmelis. Miestelis. Tai dabar pajūriu važiuojant labai daug ten tų jau miestelių. Dabar link Splito lekiam, tada dar toliau. Ir taip visą Kroatijos pakrantę nuvažiuosim, pamatysim, pranakvosim kažkur, nors su nakvynė visai sunku čia, nes yra nelegalu nakvoti mašinoje, turi miegoti tam skirtoje vietoje, kempinge, o kempingas kainuoja apie pydisę. O mums jokių patogumų nereikia, mes viską turime. Automobilį, elektrą, dušą, viską. Tualetą. Einam ten. Einam per gatvę pasižiūrėti, kas čia. Fontaniukas. Užeiname. Pasižiūrime. Kaip atrodo miestas. Štai. Omiš vadinasi, Omiš. Ten pasiliko mašiniuką, priklijuosime medį ir kaną namą, lipduką. Ir telegrybo lipduką. Oi, tai yra grybo lipduką. Tai žodžiu. Dar vienas Kroatijos miestas, važiuojant pakrantę, Omiš vadinasi. O atėjom ir pamatėm tokius vaisius ir dabar sprendžiam, kas čia per vaisiai tokie. Man atrodo, čia figus. Davilė sako figos. Aš tai nežinau. Taip, figmetis. Figos? Ulala. Nu geras, žinosim. Aišku, aš čia dar neprinoksęs. Jo, dar tai pavasaris, tai nelaukime. Ką bandom pažvėjotim tokios upės. Garsiukai tai va. Vieta tai žiauriai kreiziška. Tie garsiukai. Blemas spininga čia jį pamėti. Nežinau, nieks nesimato, bet dar viena laukinė naktis mūsų vane. Kroatijoje kempinti negalima. Tai sėdim tiesiog kažkur tai šalia kelio stovėjimo aikšteliai. Bet prie upės šiaip graži vieta baisiai.